Labadiena. Labadiena, gerbiamasis Jūsų ekscelencija Ukrainos ambasadoriau, gerbiami Lietuvos Seimo nariai, mėly Lietuvos ukrainiečiai, totoriai, azerai ir kiti Ukrainos bičiuliai. Malonu, kad taip gausiai susirinkote į fotografijų parodos Maidano veidai Kijevas 2013-2014 atidarimą. Šią parodą norime išreikšti savo pagarbą ir susižavėjimą Ukrainos žmonėmis, pakilusiais į kovą už geresnę savo šalies ateitį ir kartu išsakyti savo paramą naujausių įvykių akivaizdoje, kai Rusija neteisėtai prisijungė Krymą, o Vladimiras Putinas su nemažėjančiu apetitu žvalgosi į rytinės Ukrainos žemes. Kviečiame žodį tarti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Gerbėmieji, ši paroda tai yra ženklas, kad Lietuva visais amžiais, nuo ankstyvųjų viduramžių, savo likimą yra susiejusi su ukrainiečių tauta. Šiom dviem tautom istorijos bėgyje teko labai ir sunkių, ir džiugių laikotarpių. Jeigu viduramžiais Lietuvos didžioji kunigaikštystė kartu su Ukrainos tauta atrėmė aukso ordos veržimąsi į Europą, tuo ją ir apgindama, jeigu praėjus daugeliui metų vėl okupuotai ir išsilaisvinusiai ir vienai ir kitai tautai buvo galima pasirodyti kaip ilgiausiai kovojančiom tautom su okupantu, tai turiu omeny sovietinį laikotarpį, pokario laikotarpį. Jeigu kovot galėjome petys į petį sukildami lageriuose, tai man atrodo, kad ši paroda yra labai simboliška, jos atidarimas ir Lietuvoje ir parodimas, kad mes solidarizuojame su tauta, kuri nori tokio paprasto dalyko – rinktis pati savo ateitį, kurti savo ateitį taip, kaip ji ją mato, o ne agresorius iš rytų. Todėl, kad atrodė, kad 21 amžius liktai jau toks civilizacijos aukštumas pasiekęs, technologinės aukštumas, kad jau nebėra imperialistinių kažkokių matymų, poreikių ir panašiai, bet matyt tas konglomeratas, kurį sudaro KGB mentalitetą su imperialistiniu mentalitetu, yra didžiausias pavojus ne tik Lietuvai, ne tik Ukrainai, ne tik Lietuvai ir kitoms jau paminėtoms tautoms šio agresoriaus tekstuose, bet tiesiog globaliai yra pavojingas darinys, ką paveldėjo suirus didžiajai sovietiniai imperijai. Bet jie apsiskaičiuoja, taip kaip ir sausio 13-ąją pradėję šaudyti į taikius bokšto gynėjus, taip ir Maidane pradėję šaudyti snaiperiai ir sukūrė tokį, dabar jau pavadintą dangiškąją šimtinę pasiaukojusių žmonių grupę. Mane jų mentalitetas galvojo, kad žmonės išbaidys ir jie išsilakstys. Deja, šitas tik subūrė ir dar labiau paskatino kovoti ir laikyti savo nuostatų, savo idealų. Aš kviečiu šios visus susirinkusius pagerbti tylos minute dangiškąją šimtinę, kuri savo krauju parašė būtent tą pasižadėjimą, kurį dabar ir vykdo ukrainiečių tauta.
Ačiū. Kviečiame žodį tarti jo ekscelencija Ukrainos ambasadorių Lietuvoje, pona Валерію Жовтенка. 3 місяці український народ виборював право на свободу і на свій європейський вибір на Майдані, про що ми зараз можемо побачити на цій виставці. Пані Наталія, прошу. Jau 3 mėnesius, kaip Ukrainos tauta kovoja Maidane už savo Europos ateitį. Як ви бачите і як ви знаєте, так сталося, що українці кров'ю заплатили за це право. Kaip jūs matot, kad atsitiko taip, kad ukrainiečiai sumokėjo savo krauju už šią teisę. І я дуже дякую друзям, литовцям, всім організаторам цієї виставки, всім тут присутнім за те, що ви допомагали і продовжуєте допомагати нам. Ir aš labai dėkingas visiems lietuviams, visiems tiem, kas surengė šią parodą už visą jų darbą ir už palaikymą. Саме ця виставка ще раз доводить про те, що жоден народ, який хоче бути вільним, який хоче бути і будувати своє життя так, як він це хоче, не може бути переможений. Ir būtent ši paroda liudija apie tai, kad bet kuri tauta, kuri nori būti laisva, ji privalo būti laisva. І українці, і литовці, і присутні тут гості, представники татарської меншини, азербайджанської, всі ми свого часу проходили через випробування, коли боролись за свою незалежність. Ir visi mes čia esantis, ir ukrainiečiai, ir lietuviai, ir totoriai, ir azerbaidžaniečiai, visi mes kovojame ir praėjome per išbandymus, įtvirtinant savo nepriklausomybę. І коли нарешті у Києві українці відсвяткували перемогу на Майдані, ніхто в той момент не думав, що незалежна Україна зіткнеться з новим викликом, з новою небезпекою. Ir tada, kada ukrainiečiai jau šventė savo pergalę Maidane, niekas negalvoja apie tai, kad labai jau greitai Ukraina susitiks su nauju iššūkiu, su nauju išbandymu savo nepriklausomybei. Те, що зробили російські війська у Криму і продовжують робити, простою людською мовою називається підлий удар у спину. Ir tai, ką rusų kariuomenė padarė Kryme, ir ne tik padarė, bet daro ir dabar, kitaip pavadinti kaip smūgių, kaip peilių į nugarą, kitaip pavadinti tai negalima. Ніхто не міг очікувати такого віроломства, ніхто не міг очікувати такої абсолютно немотивованої з боку України військової агресії проти сучасної, незалежної європейської держави у 21 сторіччі. Praktiškai niekas negalėjo laukti, negalėjo tikėtis to, kad 21 amžiuje galima sulaukti tokios agresijos prieš nepriklausomą, prieš laisvą Ukrainą. Це шок, який пережило наше і переживає наше суспільство, але ми дуже вдячні міжнародній спільноті. Ми вдячні нашим друзям-литовцям, ми вдячні всій Європі і всьому світу, які об'єдналися на захист України. Iš tiesų, Ukraina dabar pergyvena didžiulį šoką. Tačiau labai dėkinga visai pasaulio visuomeniai ir ypatingai lietuviams už paramą ir už tai, kad kartu visi taip apsijungė tam, kad ginti Ukrainos nepriklausomybę.
Зрозуміло, що ми не визнаємо ні цих псевдореферендумів, який відбувся 16 березня, ні цих абсолютно незаконних рішень, які приймаються Російською Федерацією про анексію Крима, ні, звичайно, тих звинувачень, що нібито в Криму хтось утискував російськомовне населення. Це звучить просто смішно, тому що всі 100% тих, хто живе в Криму, розмовляють російською мовою. Ir be jokios abejonės, kad mes niekada nesutiksime nei su Krymo agresija, su jos okupacija, nei su tais tikrai kvailais pasisakymais, lyg Kryme rusai turėjo kažkokios prievolės, kad rusų kalba turėjo pavoją, nes beveik 100% Kryme viskas vyko rusų kalba. Я хочу, щоб литовське суспільство, наші друзі в Литві знали, що з причини цієї агресії український народ став тільки сильнішим. Український народ об'єднався. Український народ устами керівників нашої держави, документами, які приймаються нашим парламентом і урядом, заявив: ми не здамося, ми не поступимося, ми будемо захищати свою країну постійно і поки не переможемо. Ir norėčiau pasakyti, kad visi šitie kariniai veiksmai, tie visi veiksmai, kurie vyko ir vyksta šiuo metu Ukrainoje, jie tik tai padėjo visiems kartu susijungti dėl bendro tikslo. Ir todėl dabartiniai Ukrainos parlamento sprendimai tai yra nepasiduoti ir kovoti visom išgalėm už savo nepriklausomybę ir už savo laisvę. І хочу ще раз сказати, що все міжнародне співтовариство, всі міжнародні організації, всі цивілізовані країни знаходяться на боці України, підтримуючи її суверенітет і її територіальну цілісність. Norėčiau pasakyti, kad visa pasaulio visuomenė, civilizuotos šalis palaiko Ukrainą, jos siekius į jos suverenitetą, į jos sienų vientisumą. І я хочу також ще раз подякувати українській громаді Литви, всім литовцям, литовському уряду і литовському парламенті, у особі присутнього тут Петроса Ауштрявічуса, у особі присутнього тут канцлера парламенту Сейму Йонаса Міліріса, і всіх, кого я знаю і кого я не знаю, і нашій Українській греко-католицькій церкві, в особі присутніх тут священників. Я хочу всім вам подякувати за те, що ви нас підтримуєте, бо правда на нашому боці. Ponas ambasadorius nori padėkoti visiems, ir Lietuvos ukrainiečiams, ir lietuviams, ir visuomeninėms organizacijoms, ir valdžios atstovam, pono Auštrevičiui ir Seimo vicekancleriui, ir kitų tautų atstovams, ir visiems tiem, kuris gal asmeniškai nepažįsta, bet visiems tiem, kurie tiek daug prisidėjo palaikant ir išreiškiant paramą Ukrainai. Я хочу сказати, що ті українці, які живуть в Криму, ті татари, які живуть в Криму, не залишаться без захисту української держави, не залишаться один на один з агресором. І ми дуже дякуємо і нашим військовим, і нашим українцям, і татарам, які є громадяни України в Криму, які стійко, мирно, але стійко і мужньо опираються агресору. Noriu užtikrinti, kad Kryme likę gyventi ukrainiečiai, taip pat ir totoriai tikrai nebus palikti likimo valiai, kad jais bus pasirūpinta. Ir dar kartą išreiškia visiems padėką, visiems už paramą. Перед тим, як я закінчу свій виступ, я хотів би покласти квіти, які ми сюди принесли, до цієї виставки. Prieš baigiant noriu padėti gėlės prie šitos parodos.
І хотів би сказати, що народ, який бореться за свою свободу, переможний не може бути, немає значення, чи це український народ, чи це литовський народ, чи це татарський народ, чи азербайджанський, чи будь-який народ. Noriu pasakyti, kad tauta, kuri kovoja už savo laisvę, ar tai būtų Ukrainos, ar lietuvių, azerbaidžianiečių, ar kitokia tauta, ji negali būti nugalėta, jeigu ji kovoja už savo laisvę, už savo nepriklausomybę. І згадуючи, що в цьому році ми відзначаємо 200 років нашого кобзаря Тараса Шевченка, хочу закінчити його словами. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З нами правда, з нами воля і сила святая. Baigiant, panas ambasadorius pacitavo eilėraštį mūsų žymaus poeto Taraso Ševčenkoms, kuriam neseniai sukako 200 metų nuo gimimo. Ir tai yra ištrauka iš labai garsaus kūrinio, kuriame skambėjo, kad jūs kovokite ir jūs tada nugalėsite, nes su jumis ir Dievas, ir tiesa šventa. Ačiū labai visiems. Mums labai malonu, kad šiandien su mumis yra ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas daktaras Adas Jokubauskas. Prašome įtarti žodį. Mėly piliečiai, kiekviena tauta siekia laisvės, ukrainiečių tauta taip pat, Krymo totorių tauta taip pat siekia laisvės. Kalbėdamas apie Krymo totorius, kurių jūros bangos vėliava, Turkio spalvos vėliava laikstosi ir šitame susitikime, norėčiau priminti visiems, kad Antrojo pasaulinio karo pabaigoje visa Krymo totorių tauta buvo ištremta į Vidurinę Aziją ir Sibirą. Tai nutiko 1944 metų gegužės 18 dieną. Ir apie šios tautos kančias pasaulis iš tiesų labai nedaug težino. Nes 44,6% Krymo totorių žuvo pakelių į tremties vietas ir tremties vietose. Kryme po Antrojo pasaulinio karo buvo likę viso labo 300 tūkstančių gyventojų. Iš tiesų, pagal tarptautinės normas negalėjo vykti referendumas tų gyventojų, kurie buvo atvežti po karo. Nes po karo Kryme gyventojų sąstatas buvo pakeistas. Iš tiesų, referendumą Krymo totoriai boikotavo, nes iš tiesų, jeigu pasisakyti dėl pusiasalio ateities, tai turėtų tik tai jo senbuviai tokios tautos kaip Krymo totoriai, kaip Krymo graikai, Krymo vokiečiai ar Krymo armėnai. Ir dėl to, kaip minėjau, iš visos Krymo totorių tautos, kuri sudaro šiandieną Kryme 285 tūkstančius, praktiškai visi Krymo totoriai šitą pseudo referendumą boikotavo. Krymo totoriai kreipėsi tarptautinę visuomenę, prašydami sukviesti tarptautinį forumą, kuris padėtų išspręsti susidariusią problemą. Aš turiu pasakyti, kad kada Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungai ir Vilniuje vyko renginiai skirti pirmininkavimui, į Vilnių buvo atvykusi Krymo totorių delegacija vadovaujama Krymo totorių medžliso pirmininko Ukrainos aukščiausios rados deputato Mustafos Žemiliovo. Tuomet Krymo totoriai pareiškė aiškę poziciją. Jie nori, kad Ukraina integruotųsi į europinės struktūras ir be jokios abejonės Krymo totoriai tokiu būdu pasakė, kad jie yra Ukrainos dalis. Taip pat norėčiau priminti dar vieną faktą, kurį galbūt taip pat nelabai žinote. Kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, kada buvo įvesta ekonominė blokada, Krymo totoriai tada ką tik sugrįžę į savo tėvynę, suorganizavo humanitarinę pagalbą ir atvežė ją Lietuvai. Tai buvo simboliška, tai buvo be galo simboliška. Ir tuomet Lietuvos Respublikos Seimui Krymo totoriai paliko 500 litrų benzino ir atvežė maisto
senelių ir vaikų namams. Tai be jokios abejonės tai buvo simbolinė akcija. Dabar norėčiau trumpai pasakyti apie akciją, kuri gimsta šiomis dienomis. Vakar turėjau susitikimą su garbiais Lietuvos piliečiais, organizacija už demokratiją Ukraina, kurie pasisiūlė kaip piliečiai paremti, jeigu bus poreikis, prisidėti prie Krymo totorių šeimų atvykimo, laikino atvykimo į Lietuvos Respubliką. Taip pat su tokia pačia pozicija man paskambino ir gerbiamas Arvydas Dirmeikis, kuris yra vienos iš kaimo turizmo sodybų savininkas, sakydamas, kad jisai taip pat gali priglausti vieną Krymo totorių šeimą. Aš kreipsiuosi į Lietuvos Respublikos vyriausybę su tokiu prašymu ir aš žinau, kad gerbiamas Petras Auštrevičius yra apie tai kalbėjęs, kad iš tiesų Lietuva galėtų ištiesti brolišką ranką Krymo totorių tautai, jeigu tai bus reikalinga. Grinai simboliška, mėly bičiuliai, nes vėlgi trečias faktas, kuris nėra žinomas plačiai, Krymo Hanato įkūrėjas Hanas Hadži Girėjus apie 1397 metus gimė Trakuose ir 1441 metais įkūrė Krymo Hanatą. Taigi nuo Vytauto laikų totoriai ir lietuviai yra kartu ir praktiškai šita simbolinė draugystė, aš manau, šiomis tragiškomis įtemptomis dienomis jinai nenutruks. Todėl labai svarbu šiuo sunkiu metu ištiesti ranką ukrainiečiams, ištiesti ranką Ukrainai, ištiesti ranką Krymo totoriams, nes ties Krymu dabar susikoncentravo pagrindiniai įvykiai. Ir iš tiesų, baigdamas savo kalbą, norėčiau pasakyti, už vieningą Ukrainą, už mūsų ir jūsų laisvę. Ačiū. O dabar norėtume, kad žodį tartų šios parodos vienas iš iniciatorių, Lietuvos ukrainiečių bendruomenės kūrimo iniciatorius Vasilijus Kapkanas. Sveiki gyvi. Kaip žmonės žinoma, kad jeigu tau kažkas nutiko, visą laiką yra poreikis apie tai kažkam išsipasakoti. Pasidalinta bėda mažėja dvigubai, o džiaugsmas daugėja. Ir kai tik kreipiausi į šio muziejaus direktorių, poną Evgenijų Peikštenį, iš pusės žodžio buvo pritarta ir gerbiama ponė Birutė Berauskaitė irgi sutiko, kad būtų organizuota šį parodą. Žinom, kad mes esame istoriškai broliai. Įvykus Ukrainoje šiam sukilimui, kurį aš vadinčiau didinga dvasinė revoliucija, atsirado poreikis suteikti sužeistiesiems kraujo produktų. Lietuviai taip pat atsiliepė ir tokia pagalba buvo suteikta. Mes esame ir kraujo broliai. Ir savo sakau, galbūt pasaulyje nėra artimesnės tautos Ukrainai kaip lietuviai. Ši paroda, kaip matom, nebuvo planuota. Pasaulio įvykiai diktuoja mums kartais mūsų likimus. Bet labai džiugu, kad gali surasti atramą ir mes matysim šios veidus. Sakoma, žmogaus akyse jo siela atsispindi. Ir šie žmonės paprasti, tada, kai buvo daromos šios nuotraukos, jie dar nieko nežinojo, kas jų laukia. Bet jų ryžtas, jų pasiaukojimas, kova už orumą, už laisvę ir tą meilę tėvynei
tapo simboliais visam pasauliui. Ir mums taip pat. Ukrainos himne yra tokie žodžiai. Тіло і душу ми положимо за нашу свободу. І докажемо, що ми браття козацького роду. Та з козацького роду казокais esame mes gimę, reiškia Ukrainos patriotais. O patriotiškumas ir meilė tėviniai yra tiesiog širdies dalis kiekvieno ukrainiečio. Nemaža tam, kad tokia tauta mūsų būtų tvirta ir nepasiduotų, prisidėjo mūsų didysis dainius Taras Ševčenko. Kaip minėjo ambasadorius, jo 200 metų sukanka būtent šiais metais nuo gimimo. O kiekvienas ukrainietis turi su savim, kur bevyktų Kobzariaus rinkinį, tai yra jo eilės rinkinį, ir Bibliją. Ševčenko atsidūrė Dievo valia, aš manau, Lietuvoje 1829 metais, kai čia vyko lietuvių ir lenkų pirmasis sukilimas prieš Rusijos imperiją. Pagautas tos laisvės dvasios, Ševčenko, būdamas apdovanotas talentais, išsaugojo tą laisvę ir jos neatsižadėjo per visą savo gyvenimą. Netgi paaukodamas tam 25 metus buvimo paprastų karių Kazachstano stepėse. Ševčenko eilės, grįžtame į mūsų laikus, mėgo skaityti pirmasis žuvęs Maidane, atidavęs savo gyvybę už ir mūsų laisvę, Serhij Sarkisyan. Sergij Sarkis atvažiavo į Ukrainą kartu su savo tėveliais, kai teko išvykti iš žemės drebėjimo suniokotos savo Armėnijos. Bet jis buvo ištikimas ir laisvės, ir Ukrainos sūnus. O žodžiai, kurie užfiksavo ir videokameros, jisai, kurios mėgdavo deklamuoti, yra Ševčenko žodžiai. Борітесь, поборете, вам Бог помагає. З вами правда, з вами слава і воля святая. Ковокit nugalėsite, jums Dievas padeda. Už jūs tiesą, už jūs šlovę ir laisvę šventoji. Taigi matome, kad amžinos vertybės, laisvė, orumas dabar padarė savo kelionę per pasaulį. Sugrįžo dabar čia į Lietuvą pas mus, kaip padėka lietuviams, kurie savo laiku taip pat tvirtai kovojo už laisvę. Visiems jūs širdingas ačiū. Ir prašau, įsižiūrėkite į šios veidus, į šios akis žmonių, kurie yra tikrieji mūsų broliai. Ačiū Jums. Norėtume pakviesti žodį tarti Ukrainoje paskutiniu metu ne vieną kartą besilankiusi Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotoja ir tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės narį, poną Petrą Auštrevičių. Gerbiamas ambasadoriau, mėlyjei susirinkusieji, aš manau labai simboliška ir tuo pačiu teisinga, kad ši paroda atidaryta šio muziejaus kieme. Matyt, mes manėme, kad blogiui vieta jau yra muziejui. Ir tikėjome, kad tas 20-ojo amžiaus blogis, kuris niokojo ir žudė Lietuvą, yra uždarytas šiame muziejuje, jo požemiuose, jo eksponatuose. Bet mes klydom. Šios žmonės nužudė tas pats blogis. Jis yra gyvas. Deja, mes pamatėme, kad Rusijos federacija kovoja prieš savo kaimynus, kurie renkasi laisvės kelią. Tai nebuvo ukrainiečių rusų kova. Kai kas bando mums įteikti, kad tai ukrainiečiai su rusais kažko nepasidalino. Tai yra melas. Tai buvo ir yra Rusijos federacijos valdomos diktatūros ir jų visiškai neatsakingų
lyderių kova prieš kitą valstybę. Ir tą supraskime. Nors kartais atrodo, kad iš tiesų dvi valstybės kaunasi dėl kažko. Bet tai yra melas. Mylėjai, Maidane teko kalbėti ne kartą. Ir tie veidai, jie buvo aplinkui. Niekas negalėjo pasakyti, kuriam koks likimas. Taip atsitiko, kad jie yra jau atmintyje. Bet šitos aukos mums visiems priminė vieną labai rimtą dalyką. Kad rizika laisvei Europoje tai yra realybė. Kad yra valstybių, kurios nori pavergti kitas, kurios nori nukariauti kitas, primesti savo režimą, lyderius, ideologiją ir panašiai. Štai kas yra blogai. Blogis išsiveržęs iš praeities kovoja su dabartimi. Praeitis kovoja su ateitimi. Ir tai nėra tušti žodžiai. Aš asmeniškai buvau pritrenktas, bet kelias dienas keliaudamas po Lietuvą, kalbėdamas su žmonėmis, žinot, išgirsti tokių dalykų. Lietuvoje vaikai pradėjo sapnuoti karą. Čia yra labai rimtas dalykas. Žmonės tai paėmė į širdį. Vaikai suprato, kad tai yra grėsmė, kad tai yra kažkas, kas nėra tik knygutėse. Nes akivaizdu, kad lietuviai apie tai kalba. Ir kalba ne vien tik tai protų, kalba širdimi. Aš labai paprašyčiau, kad šita paroda keliautų po Lietuvą. Ją turi pamatyti daug kas. Pamatyti šitas taikės akis, žuvusius už laisvę, pakalbėti, suprasti, nes sutikime, niekas dar nesibaigė, viskas tik prasidėjo. Ar Kremliaus agresorius galvoja sustoti vien tik tai Kryme? Ar jam to užteks? Jo labiau, kad jisai pajuto dalinės pergalės skonį. Kai kas kovo 18, tą dieną, kai Putinas taip iškilmingai bandė paminėti Krymo okupacijos dieną, pavadinti tai istorijos diena, istorinė Rusijos diena. Tai yra Rusijos gėdos diena. Tai nėra galbūt tautos gėdos diena, bet tos Rusijos, kurią mes matome šiuo metu, oficialiosios Rusijos gėdos diena. Ir tai taip nepraeis. Mes turime viską padaryti, kad tikrai mūsų vaikai miegotų ramiai. Bet tai dar ne pabaiga. Mes turime viską padaryti, kad Ukraina nejaustų jokio pavojaus. Nes mes esame visi kartu. Tie, kurie galvoja apie ateitį, apie laisvą, demokratišką ateitį. Todėl dažnai kalbant nuo scenos Maidane, baigdavom kalbą žinomų šūkių. Slava Ukrainie! Ačiū. Žodį kviečiame tarti Seimo žmogaus teisių komiteto ir tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės narė, ponė Dalia Kuodytė. Sveiki visi. Aš turbūt šiandieną kalbėsiu kaip istorikas, kaip kolega žmonių, kurie yra Maidane, kurie yra vadinami nacionalistais, fašistais. Iškart noriu pasakyti tada, tokia vadinkit ir mane. Tai yra grupė jaunų istorikų, su kuriais ne vieną dešimtmetį šiame muziejuje rengėme parodas apie Ukrainos istoriją. Kalbėjome apie Golodomorą. Kalbėjome apie Lietuvos partizanus ir ukrainiečių pokario laisvės kovotojus. Darėme bendrą parodą, tiesiog šalia kabindami ukrainiečius ir lietuvius laisvės kovotojus ir juokavome. Pasižiūrėkite jų veidus. Į tuos gražius vyrų ir moterų veidus, kurie yra nutvieksti laisvę, kurie net ir priespaudoj buvo laisvi, jie niekada nebuvo
pasidavę. Ir tada sakėm, niekada niekas nebeišdrys jų vadinti fašistais, dar kokiais nors paniekinančiais vardais, todėl kad tai yra pati laisvė. Šiandieną mes girdime ir iš tiesų mes negalėjom pagalvoti, kad ateis toks laikas ir ukrainiečių tautai reiks vėl įrodinėti savo laisvės siekį, laikyti tokį skaudų laisvės egzaminą. Ir iš tiesų aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad aš pažįstu tuos žmonės, kurie šiandieną irgi yra pati laisvė. Šiandieną prieš pat šį renginį kalbėjausi su kolega ir klausiu į klausimą, kaip jūs. Jis sakė, sunkiai, bet mes atlaikysim. Tai te padeda Dievas mūsų mylimai ukrainiečių tautai, kiekvienam jos sūnui ir dukrai, kurie išėjo šito laisvės kelią. Jie niekada nebebus pavergti. Ir šitos nuotraukos mums liudija, kokia tai yra stipri ir galinga tauta. Niekada jinai nebus pavergta ir nelaisva, turėdama tokių sūnų ir dukterų. Nugalės Ukraina. Su mumis šiandien yra ir Europos parlamento nariai ir norėtumėm, kad žodį tartų Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Prašom. Gerą dieną visiems, ambasadoriau, bičiuliai Ukrainos ir žmonės mylintis laisvę. Ačiū šitą parodą, ačiū, kad tie žmonės, kurie nebuvo Maidane, kurie galės pamatyti tų žmonių veidus. Man pačiai teko laimė ten būti gruodžio pradžioj, dar prieš tos tokius kraupius įvykius. Tačiau kas mane labai nustebino ir labai sužavėjo, ypatinga vienybė žmonių. Ir ypatingai geras tarpusavio vienas kitų supratimas. 91 Lietuvoje sausio 13 atsimenu vaiko akim, bet atsimenu tą patį tokį jausmą, kur atrodo, kad kiekvienas savas, kad kiekvienas pažįstamas, kad visi galvojam viena linkme. Kartais jauties tikrai labai bejėgis ir tada, nežinau, grėbiesi įvairių dalykų ir maldos, ir nežinau, ir piketų, ir įvairių kitų dalykų, kurie galbūt jie neduoda tokio rezultato, kurį gali labai pačiupinėti, bet jie labai parodo nusiteikimą ir labai parodo žmonių didelę dvasią. Ir aš atsimenu, turbūt gruodžio pradžioj tai buvo, kada Berkutas bandė šturmuoti Maidane, žodžiu, susirinkusius žmonės. Ir kai žmonės ant scenos giedojo himną, meldėsi, prašė Berkutai, sustok, mes taikų žmonės, buvo kažkas tokio labai graudaus ir labai tai, ką priminė, per ką Lietuva išėjo. Ir šiandieną, kai mes suprantam, kad ta grėsmė buvo toli kitoj kaimyniniai valstybei, kuri ta grėsmė yra arti visų mūsų, arti Europos, mes suprantam, kad turim būti dar labiau susitelkę. Ir kaip gerbiamas Petras minėjo apie vaikus, mano sūnėnai irgi bijo karo, kalba apie karą. Vyresnysis sūnėnas jaunesniesiams sako, kodėl jūs žaidžiat karą, jeigu žinotumėt, kad tai yra toks baisus dalykas, jūs to nedarytumėt. Taip, mums yra išbandymų metas ir mes turim būti budrus ir neprarasti to supratimo, kad laisvė nėra dovana, tai yra kasdienybė, kada ją reikia gerbti ir tausoti. Tai dar sykį labai ačiū, kad galim pamatyti tų žmonių veidus ir jie tikrai visada liks mūsų širdyje, nes jie buvo ypatingi. Jie buvo gražios sielos, drąsūs, buvo mūsų, galima sakyti, broliai.